Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Čia Ukraina pradeda keisti Dejutį Mavic, vieną iš dažniausiai mūšio lauke naudojamų žvalgybinių dronų, kuris tarnavo kaip sausumos dalinių akys danguje. Tačiau šis gerai pažįstamas dronas netrukus bus pakeistas vietinės gamybos sistema, kuri gali tapti proveržiu siekiant savarankiškos Ukrainos dronų technologijos. Ukrainos įmonė Vyry sukūrė kiniško Dejutį Mavic pakaitalą, suteikdama alternatyvą žvalgybinių dronų klasėje, kurią fronto daliniai naudoja oro stebėjimui. Slavik tai prototipinis dronas, kuris jau bandomas, skraido ir testuojamas su stabilizuotu vaizdu bei programinė įranga, sukurta taip, kad atkartotų Dejutį sistemą. Šis panašumas svarbus, nes leidžia kariams pereiti prie vietinės platformos nereikalaujant naujo darbo proceso ar ilgo mokymosi. Už to slypi paprasta logika. Mavic tipo dronai leidžia daliniams pakilti per kelias minutes ir aptikti priešo judėjimą, kuris kitų atveju liktų nepastebėtas. Jie padeda patruliuoti apkasų linijas iš oro, stebėti kelius ir tiekimo maršrutus, pastebėti artėjančias puolimo grupės, koreguoti artilerijos ugnį, patvirtinti smūgių rezultatus ir išlaikyti taikinius matymo lauke pakankamai ilgai, kad juos galėtų atakuoti kiti ginklai. Fiksuotos sparno žvalgybiniai dronai apžvelgia didesnius plotus, tačiau jiems reikia pasiruošimo ir specialių įgulų. FPV dronai naudojami kaip kamikadzės, o didesni bepiločiai orlaiviai veikia aukštesniuose vadovavimo lygiuose ir yra ribotai prieinami. Todėl Mavic kategorija tapo nepakeičiama, nes suteikia fronto daliniams nuolatinį situacijos mūšio lauke suvokimą, dėl ko Ukraina ir atkartoja būtent šią klasę su Slavik, o ne keičia ją kitų tipų dronais. Mavic dronų šeima tapo dominuojančia, nes ją lengva naudoti ir ji pakankamai patikima kasdieniems fronto užduotims. Stabilus skrydis ir efektyvi kameros stabilizacija su aiškia optika operatoriams suteikia aiškų, pastovų vaizdą, leidžiantį pastebėti judėjimą, atskirti tikrus automobilius nuo muliažų ir tiksliau koreguoti artilerijos ugnį. Patikimas perdavimas užtikrino nenutrūkstamą vaizdo srautą, apsaugotos valdymo jungtys sumažino trukdžių riziką, o nebloga baterijos ištvermė leido įguloms nuolat stebėti situaciją. Paprastas valdymo išdėstymas leido greitai apmokyti operatorius, o Slavik seka šiuo keliu, tačiau, kaip pranešama, su patobulinimais. Automatinis laikymasis ore, optinis priartinimas, galingesnė baterija, leidžianti skristi iki 2 valandų ir didesnis nuotolis – tai pagrindiniai privalumai, kurie svarbus, nes sumažina piloto darbo krūvį ir leidžia įguloms stebėti taikinius iš saugesnio atstumo. Vėlesnėje versijoje Slavik galės fiksuoti ir sekti taikinius, o dieninės versijos dronas turėtų kainuoti nuo 4000 iki 4500 JAV, tuo tarpu termovizinė versija bus maždaug 500 JAV brangesnė. Galimybė naudoti Mavic pakartotinai iš esmės keičia situaciją, palyginti su FPV dronais, kurie daugiausiai yra smogiamieji ginklai skirti vienkartinėms misijoms. Ukraina pasiekė tokių sunaudojamų sistemų masinę gamybą, remdamasi pigesniais ir paprastais komponentais, tačiau dabar siekia žengti kitą žingsnį. Mavic klasės dronas atlieka kitokią funkciją, o vietoje gaminama tokio tipo sistema suteiks Ukrainos daliniams didesnę veikimo laisvę aptikti ir stebėti taikinius, nepriklausant nuo užsienio produktų ir nestabilių tiekimo grandinių. Tikrasis iššūkis – atkurti visą Mavic sistemą ir pasiekti stabilų skrydžio valdymą su intuityvia programinė įranga, aišku vaizdą su kameros stabilizacija ir patikimą, užšifruotą duomenų perdavimą, kuris veiktų net ir esant elektroniniam karui. Pakeisti Mavic yra sunkiau nei atrodo, nes daugelis komponentų vis dar priklauso nuo išorinių tiekimo grandinių. Vis dėlto Slavik jau beveik paruoštas ir netrukus turėtų prasidėti koviniai bandymai, po kurių seks viešas pristatymas ir masinės gamybos pradžia. Esminis proveržis slypi perėjime nuo priklausomybės nuo importuotų, jau pagamintų dronų prie vietinės gamybos, orientuotos į stabilų tiekimą, patirties pagrindų vykdomus dizaino pakeitimus ir gebėjimą išlaikyti žvalgybos pajėgumus karo metu. Vietoj to, kad būtų pritaikomi civiliniai, komerciniam naudojimui skirti dronai, Ukraina gali naudoti specialiai dabartiniams mūšio sąlygoms sukurtus žvalgybinius dronus ir tobulinti juos tiesiogiai, nepriklausydama nuo užsienio dalyvių. Apskritai, Ukraina siekia vieną svarbiausių mūšio lauko gebėjimų perkelti iš užsienio priklausomybės į vietinę kontrolę. Pakeitus Mavic ukrainietiška sistema, gaunamas saugesnis įrankis, kuris nebėra veikiamas ribojančių veiksnių ir gali greičiau tobulėti reaguojant į trukdymą, nuostolius ir operatorių atsiliepimus.
Jei šis procesas toliau plėsis, Ukraina turės ne tik dar vieną naują droną, bet ir nepriklausomą kontrolę vieno iš pagrindinių šiuolaikinio mūšio lauko informuotumo sluoksnių.